Nu ką, kol mes laukiam, kol dalytės sujunginės, Jolanta, gal mudvi galim pasisveikinti, pradėti pokalbį. Tai yra mūsų technaktis. Jo, pasisveikinkit, nes matau, kaip šiek tiek šiandien irgi pasikeitusi yra mano schema, tai truputėlį braidau, bet liktai viskas tvarkoja. Tai galite ramiai sakyti labą dieną. Ir tiesiog galvojau, kad reikėtų turbūt pradėti nuo to, taip galvojau, kad štai mes susitikom po mėnesio. Labą dieną visiems. Mergaitės čia turim čiatą daug gražių širdelių ir daug labą dieną, visom perduodu. Galvoju, kad reikėtų gal pradėti nuo to, kad štai mes mėnesį nesimatėm ir be galo yra įdomu, kaip jums praėjo tas mėnuo, kaip jūs matote tą mėnesį energiniai plotmėj. Tas rugpjūtis, jis tikrai buvo labai turiningas, labai įdomus ir va tiesiog porą žodžių. Ką mes patyrėm, ką mes išgyvenom per tą laiką? Kuri pirma? Labą dieną. Aš tai, kadangi Jolantuk sakė jau labą dieną, tai aš jau sveikinuosi su visais. Tai pirmiausia, noriu Dalytę pasakyti, kad tikriausia galbūt kažkokio vieno mėnesio įvardinti dabar nelabai ir galėtume, nes virsmas vyksta tokiu greičiu, kad mes tik spėjam tą virsmą savyje išgyventi vienaip ar kitaip. Ir šitas mėnuo, manau, kad lygiai taip pat jisai nebuvo toks jau paprastas, bet man tai visada yra įdomumas, ką mes galim naujo patirti. Tai bent jau man asmeniškai, tai jis irgi buvo toks vidinis transformacijų, pokyčio, bent jau man ir į naujų projektų, naujų idėjų įgyvendinimas ir taip pat kur išjudinimas iš komforto zonos, kurioje įpranti, atrodo, įnei kažką darai veiki, bet vis tiek kažkurio momentu ateina laikas vėl įnešti naujumo, įnešti tokių energijų. Tai man jisai buvo labai toks turiningas, bent jau man asmeniškai. Man atvirkščiai. Pas mane yra tylos laikotarpis ir lėtumo laikotarpis. Taip dažniausiai būna, kai vyksta transformacijos, jos pasiekia piką, viskas taip sulėtėja, atrodo aplinkui gyvenimas, o šiemet tik tai greitas, o gyvenimas visas lėtas. Pas mane atvirkščiai yra, pas mane toks sulėtėjimas, lyg prieš kažkokį tai tramplyną, kurį reikės pereiti, peršokti, absoliuti nežinomybė. Tai, ką lyg tai norisi daryti, viskas erdvėje ištirpsta, nėra vidinio aiškaus leidimo veikti tam, yra sukaupimas tos jėgos ir energijos. Ir tą reikia labai atpažinti, nes jeigu pradedu daryti kažką, ko galbūt pagal mano planą nėra galbūt nužiūrėta, arba jeigu tik daugiau energijos bandau išeikvoti, iš karto esu sustabdoma, apsauga yra be galo didelė, vedimas yra labai stiprus, kuo aš, ačiū Dievui, džiaugiuosi, nes keli metai atgal būčiau sakiusi, Dieve, kas vyksta, Dieve, kas vyksta. Taip, kad labai skirtingai. Bet aš galiu paantrinti Jolantai, iš tikrųjų, šiaip, jeigu žiūrėtume, čia mums individualiai vyksta, tiek tau, tiek man, kiekvienam žmogui eina individualiai, bet bendrinėse gairėse, tai labai žmonės patiria tokį dar ir emocinį perėjimą, labai jaučiasi, kiek bendraujant su klientais, keliasi tam tikros būsenos ir kai kurie klausia, nesuprantu, atrodo, kad ir tas pradirbtų, jau ir tas sutvarkyta, bet kažkodėl vėl pas manęs kelias ir vėl kažkas pas man vėl dabar darosi. Tiesiog dabar yra toks etapas, nes laikas nuo laiko mūsų daugiamatį, mūsų visoje formoje turi išsikelti tie sluoksniai, nes tai, kas dar atrodo, kad jau yra sutvarkyta, tai ne visada dar ir būna sutvarkyta. O ta mūsų pokyčiai, tų mūsų sąmonių pokyčių, išėjimai į kitokią erdvę, į kitokį patyrimą, vis dėlto reikia tos vidinės laisvės. Tai natūralu, kad tie procesai vyksta. Ir jeigu tie, kurie klauso, žiūri mus ir užčiuopia, kad ir pas juos tai vyksta, tai nenusiminkit labai, nesusipergyvenkit, kad tai vyksta. Tiesiog etapas, reikia jį priimti, praeiti ir įnešti pokytį tiesiog po žingsnį. Užčiuopia, todėl kad ir klausimai yra kaip tik... Ar galiu dar biškį pasakyti, kodėl taip vyksta? Todėl, kad vibracijos nestovi vietoj ir jos labai sparčiai kyla. Mes nesugebame taip sparčiai kilti. Mes su savo erdvėje
esančiamis energijomis ir įpročiais kurti dar vis tik per automatą tas emocijas ir mintis, kurios nėra tokio pat aukšto lygio ir taip sparčiai nesigrynina, mes sutinkam pasipriešinimą. Ir tas iš aukščiau einanti vibracija mus spaudžia ir kaip kokia kempinė išspaudžia tą vandenį, o tas vanduo jau koks yra pas mus, toks ir išsispaudžia. Tai todėl leiskim tam, kaip sakant, tiems gniaužtams mus spausti, todėl kad tai, kas iš mūsų išeina, jis turi išeiti, kitaip nebus. Čia tik todėl. Nu va, tai iš tikrųjų labai ačiū už tai, kad jūs paaiškinote tai iš tokio supratimo lygmens, o dabar mes grįšim į tą dalį, dėl kurios mes čia susirinkom, tai yra į klausimus. O klausimai yra, kad štai mes žinom apie tai, kas čia vyksta, kaip čia kas vibruoja, kaip čia kas keičiasi, o dabar mums prašom duokite receptų. Tai yra klausimai apie tai, kaip su visu tuo reikia gyventi čia žemėje, savo vietose, savo darbuose, savo šeimose, savo kasdienybėj. Va, pavyzdžiui, Kristinos klausimas yra kaip tik apie tai, kad suprantu, kad viskas valosi, pyktis, kaltė, visos neigiamos emocijos, daug negatyvo išeina, bet antra vertus būtina būti geram, kelti vibracijas, reikia rūpintis savimi, savo komfortu, bet reikia padėti ir kitiems. O tai kaip kelti tas vibracijas, kaip juose būti, kai visas brudas eina lauk ir kaip pasirūpinti savimi, jei ir draugui blogai, o tu neturi jėgų padėti, kaip aš suprantu, nei savo, nei kitam. Ką daryti? Kaip tarptų priešpriešų, kada, reiškia, būti aukštose vibracijose, bet valosi, padėti savo, bet padėti kitam ir visam tam dar plus nėra jėgų. Nu, žinai, čia tas labai iš tikrųjų geras klausimas, manau, čia daugeliui tai kyla, čia taip įsivaizduoju, žinai, kaip man labai kažkada patiko Daivutės pasakymas, kai mūsų bendravom, jinai sako, žinai, kai būtų mišrainė padėjęs ant stalo bliūdė, sako, dabar man žirnelius išrink, žinai, bet reikėtų šitame klausime, bet tame yra ne ir būsenos, ir kelias į tas, ir kokį man veiksmą padaryti, bet mes paėmė visą dabar mišrainės puodą ir mums reikia sudėlioti palaipsniui visus ingredientus. Pirmiausia, kad tau yra blogai, tai jau tas, kad man aš privalau ir turiu padėti, tai jau reikėtų šito atveju truputėlį įkvėpti ir ieškoti balanso pirmiausia pačiam su savimi. Nes ką tu gali duoti, jeigu tavyje yra dabar tam tikra būsena. Ir kol tu nenuraminsi tos būsenos savyje pakilusios, tai kaip tu tą vibraciją pakelsi. Tai tik tai atradęs tą ramybę per visokius būdus, kaip mes atrandam, kas medituojantis, kas koncentracijų, kas kvėpavimas, nu, mes visokiausių įrankių turim, šiandien dienai galim pasirinkti, kaip tą etapą išgyventi, kai mumise jau pakyla tam tikrą būseną. Ir negalvoti, kaip aplinkiniai, kas sakė, kad tu privalai. Privalai nėra, yra kaip tu nori. Ir tas privalai iš tikrųjų labai išbalansuoja, nes aš privalau kelti vibracijas, aš privalau kažkam padėti. Mes nieko neprivalom. Yra mano pasirinkimas, mano laisva valia, kaip aš noriu gyventi, kur aš noriu eiti ir kaip aš noriu elgtis ir klausau savo vidaus. Bet pirmiausia prie to pagrindinis aspektas - susibalansuoju save, o paskui jau žiūriu, kaip aš galiu ir toje aplinkoje padėti. Nes kitaip dažniausiai būna tik begalinis dar didesnis nuovargis ir išsibalansavimas, kuris paskui jau iš tikrųjų priveda prie labai tokių psichinių negalavimų didelių. Tai va, gal Jolanta, tu nori dar? Aš sakyčiau, kad pirmiausia, gal reikėtų nesureikšminti to, kas dabar vyksta pasaulyje. Tai, kad reikia kelti vibracijas, reikia kažką tai daryti. Tai dabar taip yra garsiai apie tai kalbama, taip yra toksai kaip mada atėjusi, lenktynės visame tame ir taip toliau, ir visi apie tai kalba, ir visi dabar yra jau kaip ir gerai žinantis, kaip tas turi būti ir labai gudrus kitam patarti šitoj situacijai, jeigu aš viso to nesureikšminsiu, jeigu aš į tai pasižiūrėsiu iš pozicijos savo, o ką aš dabar galiu padaryti, va šitoj situacijai, ką aš galiu padaryti, kad man palengvėtų, jau pusė sunkumo ir atkris. Jeigu aš nesilygiuosiu į kitą, jeigu aš per stipriai nereikalausiu iš savęs, kad kažkas būtų kitaip, todėl kad šalia kažkam yra kitaip, ar ne, nes man pasakė, man jau per pusę palengvės.
Tada, kada aš iš savęs kažko reikalauju ir stengiuosi prilygti, pritapti, pasiekti kažkokį, tai nežinau, lygmenį, kas yra šalia manęs, ką aš matau, tai čia jau aš uždarau savo galimybę į save, į tai pasižiūrėjimą, koks aš iš tikrųjų esu. Ir visų antra, sakyčiau, nesureikšminti tų blogųjų savybių tuo momentu, kada man yra gerai. Man labai padeda, aš žinau, kas vyksta, aš suprantu, kodėl vyksta, bet aš išgyventi tą jausmą vis tiek turiu. Tada aš nukreipiu savo dėmesį, o kokios mano gerosios savybės, o ką aš gerą esu padaręs, o ką aš turiu iš savęs skleisti ir koks aš iš tikrųjų savo viduje esu, ne kitų žmonių žodžiais ir taip toliau. Ir šitoj vietoje, kaip Rita sakė, iš tikrųjų, kol neatsisuks į save, pasauliui nepadėsi, niekam nepadėsi. Tai va šitoj situacijai reikėtų mesti visus, kaip sakant, kiek aš turiu galimybės pailsėti visų pirma, todėl kad tada, kada jau yra pikas blogai, reiškia, esu pervargęs, nebesugebu pamatyti, nebesugebu save pajausti, apie susitvarkymą net kalbos nėra. O pavargęs todėl, kad dar ir reikalauju iš savęs, kad prisiėmęs atsakomybę su galbūt už šeimą, už visus aplinkui, o to iš tikro nėra. Ir kas atsitiks, jeigu aš prigulsiu pailsėti ar kažką, tai vien tam, kad staiga pajausčiau ir įvertinčiau save. Nes jeigu nuovargių nebūtų, tai blogai nebūtų. Tai be abejo, natūralu, tas nuovargis kelia begalinę įtampą. Tai, kaip ir minėjo Jolanta, pirmiausia, šitokia situacija yra poilsis. Poilsis ne tik tai fizinis poilsis, kad reikia gerai išsimiegoti, duoti kūnui pailsėti, bet ir psichikai pailsėti. Pailsėti nuo to, kad aš privalau, nuo visų atsakomybių užsidėtų, ką aš privalau daryti, nurimti ir tiesiog nuo to taškelio, kai jau nurimstu, ką aš dabar toje akimirkoje galiu dėl savęs padaryti. Tik toje akimirkoje. Ir mano tas sąmoningas gerai, man dabar šiandien, aš dabar blogai jaučiuosi. Nenustumiu to jausmo ir neuždarau, kad jisai kažkur tai man nebereikalingas, bet aš dabar taip jaučiuosi. Ką aš galiu padaryti, kad aš taip nesijaučiu? Kaip aš galiu sąmoningai priimti sprendimą, keisti, pabėgioti po šaltų dušų, kiek aš galiu sąmoningai paklausyti geros muzikos, mintį nukreipti tiek, kiek aš galiu, kiek aš šiandien turiu jėgų, nes kai mes pailsim, kai sistemos mūsų pailsi, psichika pailsi ir ta vibracija automatiškai kyla, mūsų sąmonė lengviau girdi mūsų aukščiausią sąmonę. Tai visi sluoksniai mes negalim pamiršti, mes turim būti visi viename, sakykime, vienoje ašyje, ta harmonija, tai turi būti pas žmogų, bet čia ir tam tikras kelias mes turim įvaldyti ir negalim pamiršti tų savo žemesniųjų kūnų, ypatingai ir fizinio kūno, ir mūsų psichikos, jinai turi iš tikrųjų būti pailsėjus. Tai ir be galo svarbu. Pirma, meskime iš savo žodyno mintį ir žodį reikia. Nebereikia nieko. Yra tik tai, ką aš noriu, ką šiuo momentu aš galiu, o galėsiu tai, kas man nesipriešins. Tai yra, ką aš norėsiu. Tai yra tada čia įkišiu trigrašį, kad grafiškai išsidėlioti ant lapo šitos dalykus, ar per piešinį, ar per sąrašą, parašyti pirmoji vietoje arba didžiausia, gražiausia figūra išreikšti save, prisipildyti ir tik tai tada visi kiti dalykai jau iš to gali išeiti. O kol tu esi tuščias, tol tu nieko iš savęs niekam neįpilsi. Taip kad pirmiausia prioritetai ir tai yra numeris 1, kaip mes ten su Jolanta sakym, sugrįžti į čia, tada viskas iš ten eina. Gerai, ar galim kitą klausimą? Galim, ar ne? Eva, tvarkoja. Čia dabar vėlgi klausimas gal ir panašus ir iš to paties, kada žmogui reikia priimti sprendimą ir jį labai kankina abejonės. Kada yra poreikis, reiškia, tiesiog aprašo situaciją, kada yra priimtas sprendimas pakeisti darbą, bet praeito gyvenimo patirtis, kurios iki šiol ten neša tam tikras baisius didelius apgailestavimus dėl priimtų sprendimų, neleidžia žmogui ramiai miegoti ir neleidžia to sprendimo padaryti iki galo. Tai klausimas skamba taip, kaip suprasti, kad priėmiau teisingą sprendimą, kaip nustoti dvejoti, ir kad tiesiog žmogus galėtų pamiegoti, nes mintys labai kankina ir negali priimti galutinio sprendimo dėl išėjimo iš darbo. Visų pirma, gal nelabai supratau iš praeito gyvenimo. Ne, ta prasme, aš taip suprantu, ne iš praeitų gyvenimų, o iš savo patirties. Patirty buvo padaryti sprendimai, dėl kurių paskui labai apgailestaujama. Ir štai dabar bijo padaryti
tokią pat klaidą, kad tolimesniam gyvenime gailėsis, kad pasielgia taip, o ne kitaip. Nu, žodžiu, dvejonės. Tai čia tiesiog, man atrodo, žmogus bėga jis nepasiėmė pamokos, nepasiėmė tos patirties, kuri buvo pasirinkus darbą. Jis padarė sprendimą, uždarė duris, kad tai buvo netinkamas, kad aš tai suklydau, tada aš šito nenoriu, užklijuoju ir einu, kur man bus gera. O neanalizavo, kodėl aš atsidūriau, ką aš turiu duoti. Ką aš galiu padaryti dėl šitos situacijos, kodėl aš šitoj situacijai atsidūriau, ką aš turiu suvokti ir ką man tai neša, ką man jie tai iškelia. Nes jeigu aš, noriu išeiti iš darbo, todėl kad man nekomfortiška, mane kažkas žeidžia, man yra nepriimtina, neišsiaiškinęs kodėl ir iki galo neišbuvęs tam, kad sudėjęs visus taškus ant į, su dėkingumu išeinu, nepabėgu, o išeinu kurti toliau, reiškia, šitoje veikloje aš nekūriau. Aš buvau, laikiausi iš paskutiniųjų, neanalizavau, neatsivėriau, nepriėmiau to, nes jeigu pas mane į erdvę ateina mintis kažkokia tai, jeigu ta informacija mano erdvėje yra, aš pasitikėdamas ją darau žingsnį, o kas tai yra? Kas yra mintis, iš kur jinai ateina? Visada yra dieviškoji tėkmė ir Dievo valia mano gyvenime. Taip, su ta Dievo valia sąveikoja visos mūsų ego dalys, atėjusios iš patirties ten ir taip toliau, bet aš kitaip negaliu nuskaityti informacijos. Man tai ateina. Kažkodėl man atrodo, kad aš tai turėčiau daryti. Nereikia šito ignoruoti. Čia jau pradeda bendradarbiauti mūsų dalys visos, ar ne? Ir aišku, viršų paima ta, kuri yra aktyviausia. Tai reiškia, ir man ir reikia pradirbti šitą dalyką. Man reikia suvokti ir pažiūrėti į situaciją kitu kampu. Tai nėra klaida, tai nėra blogai, kad aš priėmiau iš ego pozicijos, nuėjau į šitą darbą, dabar man blogai tenai yra. Tai reiškia, kad aš nepriimu tos pačios situacijos ir aš neįsileidžiu tų suvokimų, kurių man reikia įsileisti. Ir tada aš traktuoju visą tai kaip abejonę, kaip klaidą ir taip toliau. Ir jau vien tas traktavimas kaip klaidą, ar kaip man daryti, kad nesuklysti, jau yra klaida. Todėl, kad Dievo laisva valia į mano gyvenimą dažniausiai neatneša puikių dalykų. Puikūs dalykai tai jau yra kaip pasekmė, ta gausa, geri santykiai ir taip toliau, kad aš einu per gyvenimą ir toj situacijoje man nekomfortiškai suvokiu, kas čia yra. Padarau sprendimą ir iš to sprendimo, taip kaip man šiuo momentu atrodo geriausiai, darau išvadą ir iš išvados veiksmus. Taip, O galima būtų tam klausimą, va dabar aš atsiprašau, Ritulio, bet tiesiog įsivaizdavau, kad jeigu tą klausimą būčiau uždavusi aš, tai, aš jį uždaviau todėl, kad man reikėjo iš principo recepto. Didžioji dalis klausimų yra, aš suvokiu, kad tose recepto būti negali, bet viską tu susakei ir pasidarė aišku, kodėl taip žmogus jaučiasi. O jisai klausia, o ką daryti? Dar tada galim pažiūrėti šitą klausimą kitų kampų. Sakykime, kadangi mes su Jolanta esam praktikai, ir aš pati kaip praktika savo gyvenime turėjau ne kartą priimti sprendimus. Kas mumyse dažniausiai bijo priimti sprendimą, tai ta mūsų dalis, kuri bijo pokyčio arba kuri nori sukontroliuoti ir kad būtų tik taip, kaip aš įsivaizduoju. Pirmiausia, man asmeniškai ateidavo lengvumas, kai jeigu aš priimdavau gyvenime sprendimą, kaip jau šiuo atveju šitame klausime yra, aš priėmiau sprendimą keisti darbą. Tai taip nuskambėjo, jeigu šitas klausimas yra šitoks, tai mes imam šitą tašką, kad jau priėmiau sprendimą. Jeigu aš priėmiau sprendimą, aš nebesidairau atgal, kai bus priimdama sprendimą, aš prisiimu atsakomybę pati prieš save, patirti tai, ką aš jau ten bepatirsiu. Aš priėmiau sprendimą su visais variantais, su visais galimais variantais. Gerai, blogai, nesvarbu. Aš priimu sprendimą, aš einu į šitą patirtį, kokia ji bus, tai jau nuo daug dalykų priklausys, nuo mano kūrybos, nuo to, ką aš dar nešuosi, kas kūrėsi, ką man reikia patirti, bet aš sąmoningai priimu tvirtai, kad aš tiesiog patirsiu. Ir jeigu man kažkas netiks ten, kažkokia bus situacija, aš visada galiu keisti.
su tuo žinojimu, kad jeigu man netinka, aš ir vėl galiu keisti. Jeigu dar kažko neišmokau, kaip Jolanta sakė, kažkokių pamokų nepastebėjau, dar kažko nekūriau, dar kažko nesuvokiau, o koks skirtumas, nesuvokiau. Galbūt šitoj situacijoje suvoksiu, išėjusi jau į šitą situaciją. Bet aplamai, jeigu mes kalbėtume apie priimtą sprendimą, priėmiau ir aiškiai žinau tvirtai, atsakingai, ką aš noriu patirti. Ir aš nežinau, aš esu buvus gyvenime patyrus situacijų, sakykime, kai man reikia priimti sprendimą, aš noriu eiti tam tikrą patirtį ir mano aplinkoje žmonės sako, nu va, gal tu ten eisi ir toje patirtyje vėl tau skaudės, nes kažkada tau skaudėjo ir tu vėl ant to pačio grėblio lipi ir vėl tau bus sudėtinga. Ir aš taip ramiai nurimstu ir pagalvoju, ar aš noriu dar šitos patirties, ar aš noriu dar patirti ir pažiūrėti, kaip man bus. Taip, aš atsakingai prisiimu, nesvarbu, skaudės, neskaudės, gerai, blogai, einu į patirtį. Viskas, tada atsiranda vidinė ramybė ir nebekankina, ar aš gerai pasielgiau, ar blogai pasielgiau. Niekaip, mano sąmonė tiesiog yra patirtyje, va tas atneša lengvumą. Čia mes galime pasižiūrėti, aš galiu atsakyti klausimą, ką daryti, kad nesuklysti. Čia yra iš tikrųjų labai nesudėtinga dabar man gyvenime ir lengva. Nuleisti savo mintis ir širdį ir patyrinėti jausmas, ką sako. Nėra kito būdo atpažinti tiesą, kaip išmokti girdėti savo širdį. Ir tada nebus jokių kliūčių. Aš aiškiai žinosiu, kad aš privalau eiti į tą darbą ir kad galbūt tas darbas nėra paskutinis. Klausimas būtų tam žmogui, kuris uždavė klausimą, kodėl man nesinori klysti, nebesinori klysti, nesinori klysti, todėl, kad aš bijau suklysti. Tai kodėl aš bijau suklysti vėl? Nu ir vėl mes grįžtame prie to paties, ne? Kas mumise bijo suklysti. Mūsų vėl protas tas, kuris kontroliuoja, kuris nori tobulai padaryti, o tobulumo nėra, yra tiesiog gyvenimas su savo patirtimi. Ir tame jausme, kai mes ugdome, nes kai kas galbūt sakys, aš negirdžiu savo širdies, ne vienas girdi. Tu šiandien girdi, aš šiandien girdžiu, Marytė girdi, Petras galbūt negirdi dar to širdies. Tada grįžtam vėl prie to, arba aš girdžiu širdį, arba aš prisiimu atsakomybę už savo patirtį. Yra du dalykai ir kaip mes kuriam, tiesiog galbūt daugiau variantų, yra, bet ir vėl, kaip mes grįžtam prie to pirmojo pasisakymo, nesureikšminti to. Gyvenimas iš tikrųjų ir daug lengviau ir daug paprasčiau, negu mes tuo momentu, mums atrodo, kad mums reikia tobulai nueiti ir kad tas darbas turi būti kažkoks, ar mano patirtis turi būti vienokia ar kitokia. O kas žino, kokia ta patirtis turi būti, ką mūsų sąmonė nori patirti. Bet taip pat, kai aš einu sąmoningai kažkokią patirtį, ką aš tame pats kuriu, kokią emociją kuriu, koks mano nusistatymas išeinant į tą patį darbą, ką aš iš savęs išskleidžiu, ką aš noriu ten patirti ir galbūt ką aš galiu ten duoti. Visada ta nauja patirtis ir tas naujas iššūkis, kai fainai, einu su nuotaika, einu į tą, nesvarbu, jeigu jau yra sprendimas priimtas, ką aš galiu naujo, o naujo galiu kiekvieną kartą. Ir netgi toj sudėtingoje situacijoje, nes sąmoningumas, tas įėjimas mūsų keliu, tai nereiškia, kad visada bus tik tai labai paprasta ir labai lengva. Visada ta mūsų sąmonė auga visokiose patirtyse, tik tai tas kitoks matymas mūsų sąmonės jau nebevertina to, kaip gerai ar blogai. Nebevertin situacijos, vertina tik tai patirtį išgyventą, vienokią ar kitokią. Vat į tą lengvumą aš norėčiau, kad mes eitume. Ir dar prie viso... Taip, noriu dar prie... Žinot, man atrodo, mums reikia dažniau išeiti į eterį, nes aš niekaip negaliu įsiterpti į jūsų ir matau, kad jūs irgi netelpat, mums neužtenka tas valandos. Aš tik tiek noriu dar pasakyti prie visų šitų klausimų, kas jaučiasi erdvėje, kadangi mūsų pokalbiai nėra tik tai pokalbiai. Tai vyksta ir tiesiog energinis darbas, kas jaučiasi, kad tie, kas girdite ir galbūt ne jūsų klausimas, tiesiog jaučiasi kaip sąmonės dirba ir jeigu kvestionuokit klausydamiesi, leiskit savo patirti, išlaisvinti savo būsenas, nes iš tikrųjų dirba su jumis šiuo metu mūsų sąmonės subtilus pasaulis, padeda išlaisvinti, labai jaučiasi tas energijas, tai noriu tiesiog, kad sąmoningai tą priimtumėte, nes sąmoningas priėjimas atveria dar duris tam pokyčiui. Tad šitą pokalbį mūsų priimkite kaip ir ne tik atsakymus į klausimus, bet kaip ir į tą gilesnį darbą su jūsų visomis struktūromis ir sąmonėmis. Ir aš norėčiau irgi
Aš labai trumpai. Gerai. Neprisakykite jokio gyvenimo situacijoje noro pasiekti tikslą. Todėl, kad kai pasieksite tikslą, atsiras naujas. Noras darbą turėti tokį, atrodo, kurį turi, kai tu jį turėsi, bus kiti ketinimai, kiti norai eiti į priekį. Taip, kad neturėkite tikslo realizuoti patį tikslą, o turėkite ketinimą eiti keliu. O čia ir svarbiausia yra. Ir tada jau bus nesvarbu, kas ten galutiniam rezultate bus, nes tame ėjime jūs patirsite save, atversite širdį ir suvoksite, kas jums yra gerai, ko norisi, o ko nelabai reikalinga. Nu va, dabar jau ir aš galiu pasisakyti, nes tiesiog be galo yra smagu, kad tie atsakymai yra išsamus į klausimus, todėl kad štai va prisijungia Simona ir jinai rašo, Dieve, kaip gerai, aš va įsijungiau ir aš iš karto gaunu informaciją apie tai, kas man nuo ryto mane neramina, kelia man nerimą ir štai atsakymai. Tai iš tikrųjų ne šiaip savo tie klausimai užduoti, ne šiaip savo tie atsakymai yra tokie platus. Aš į klausytojus noriu kreiptis, kad aš matau chatą. Jeigu jūs dabar galite papildyti, pažiūrėti, kurių klausimus atsakom, arba jums kažkas tai kyla, jūs galite rašyti dabar, aš nepažadu, kad mes į tą valandą sutalpinsime viską, bet tas bendravimas jisai nenutrūksta su transliacijos pabaiga. Mes visada esam su jumis ir visada tie klausimai vienokiu ar kitokiu būdu, tiksliau tie atsakymai, jūsų klausimus vienokiu ar kitokiu būdu pas jūs ateis. Jaučiu, kad pati apsisprendimo tema šiandien stipriai vibruoja, todėl kad ir klausimų apie tai yra daug. Jeigu šitas klausimas taip jis yra skausmingas, abejonės žmogų gali tai kankinti ir atsakymą, bet tai yra apie darbą, tai yra, tarkim, tokie praktiškesni dalykai. Bet labai daug klausimų žmonės parašė apie santykius. Apie santykius ir vienas iš jų, turbūt toks labiausiai, man atrodo, talpinantis į save ir kitus, skamba taip, vat ir pamečiau. Va, pastaruoju metu pasidarė labai sunku bendrauti su artimiausiu žmogumi. Atrodo, kad gyvename skirtingose realybėse. Branginu tos santykius, noriu juos išsaugoti, bet kyla vis daugiau įtampos ir nesutarimų. Ar santykių nutraukimas yra neišvengiamas, jeigu būti kartu nebepakenčiama, jeigu tapome skirtingi ir svetimi? Ar vis dėlto bandyti išlaikyti juos? Ar bandymas išlaikyti varginančius, ilgai trukusius santykius iš pareigos yra priklausomybė? Kaip man toj situacijai pasielgti? Ačiū už atsakymą. Abidvi atsidusom, nes santykių klausimus iš tikrųjų labai, tai yra be galo individualu, kiekviena situacija be galo individuali, kartais atsakyti į atsakymą reikia, tiesiog pasižiūrėti. Ar galėčiau aš truputėlį dar įsiterpti, nes matau kitus klausimus. Čia, žinot, kas labai skamba, kaip ten skambėjo, kad būtinai aukštos vibracijos, būtinai ten tas. Tai dabar yra labai daug to, kad neprisirišti, nebūti priklausomais, ar tos senos vertybės, tarkim, santokos, arba dar kažko, ar jos dar kažko vertos, ar dabar reikia paleisti ir nieko nebelaikyti. Žmonės vėl pasiklysta tarp to, kur jie augo, vertybės gyventi todėl, kad štai yra geras žmogus, mes sutarėm čia šilaikinas, ieškokim. Kitas yra neprisirišti prie praeities, keisti, eiti aš naujas. Ir ta sandūra, jinai sukelia šitas perturbacijas. Tikriausiai, jeigu žmogus nežinotų apie tai, kad reikia atsisakyti priklausomybę nuo kitų žmonių, taip pat jisai tiesiog spręstų taip, kaip sprendė jo tėvai. Ta prasme, nueitų pas šeimos psichologą, bandytų kažką pakeisti ir gyventų toliau ten dėl vaikų, dėl namų, dėl daug ko, dėl tradicijos, dėl šliubo. O šitoj situacijos jis galvoja, pala, tai jeigu aš dabar darysiu taip, kaip visą laiką dariau, man kažkaip kitaip reikia daryti, o tai kaip bus gerai daryti. Ir prasideda vėl tas fejerverkas. Jo, čia reikėtų, kaip sakė Rita, čia yra individualu, ar ne? Vienam iš tikro atėjo pabaiga santykių, nes nebėra harmonijos ir galbūt ne tiek. Ta harmonijos nėra galbūt todėl, kad vertybės pasikeičia. Vienas lieka su senomis vertybėmis, o pas kitą vertybės visiškai pasikeitė. Jeigu įmanoma su žmogumi šalia esančiu kalbėtis ir susitarti,
tai jau irgi yra augimas, kad jeigu mudviejų vertybės skirtingos, bet gal mes galim sukurti bendrų taškų, tada aš einu į tavo gyvenimą, žiūriu, ko tu domiesi ir būtų galima gal, jeigu jisai mane girdi, susitarti, tada tu toleruoji mano kelią, mano mintis, mano vertybės, kurias aš turiu, tada reiškia, galima išlaikyti. Yra situacijų tokių, kada tikrai pradės žmogus domėtis dvasiniu keliu, jam byra gyvenimas, byra darbai, byra santykiai, jis pats byra, jam atrodo, buvau geras, koks čia dvasingas, o dabar jau koks piktas, nes neišlaikau pykčio ir taip toliau, todėl kad tai normalu, todėl kad aš įsileidžiu visiškai kitokią energiją, pamatau save kitokią ir prasideda pokyčiai mano gyvenime ir reikia leisti tam vykti. Tai be galo sunkus apsisprendimas ir kelias. O yra tokių, kur labai reikėtų pasižiūrėti, kad aš eidamas dvasiniu keliu, esantis šalia manęs ar artimas žmogus, man iš tikrųjų parodo, kokia aš iš tikrųjų esu. Ir jeigu aš jaučiu, kad aš galėčiau pasinaudoti to žmogaus santykių į mane, kad patobulinti ir sutvarkyti save. O kokia aš? Kiek aš įsižeidžiu? Kiek aš supykstu? Kiek neįsileidžiu to žmogaus? Kiek aš bandau įrodyti savo situacijos teisumą ir taip toliau. Taip kad čia nuo mano sąmoningumo priklauso, kaip aš nuspręsiu gyvenime. Niekada nėra vieno atsakymo, niekur. Čia irgi nėra vieno atsakymo. Ir tik jūs patys galite savo gyvenime padarę gerą stebėjimo etapą, kaip viskas vyksta, todėl kad jeigu mane vargina, jeigu mane pačią veda į pyktį, į nepasitenkinimą, į nusivylimą kažkokį, tai iškelia manyje tuos jausmus. Tiesiog ateina kartais laikas, kai aš suprantu, kad aš nebenoriu tose jausmuose gyventi, todėl kad pirmas karmos ratas yra iš tikrųjų sudėtingas ir galima pasirinkti, nebetidirbinėti karmos. Ir tada jau atitinkamas yra sprendimas. Reiškia, jeigu manęs negirdi, tada aš renkuosi kitokį gyvenimą. Bet prieš tai reikėtų išbandyti viską, kas įmanoma, susižiūrėti, ar tai yra tikrai taip. Ar tai nėra iš mano ego, ar tai nėra tai, kad aš bėgu nuo savęs, nes man nekomfortiška, kad manyje iškelia negatyvą, nes niekas daugiau kaip artimieji neiškelia tokio negatyvo, kaip kad būnant artimiausioje aplinkoje. Taip, čia tas dalykas, kad labai reikia susižiūrėti, ar tai nėra atspindys pirmiausia, ar tas, kas labai erzina kitame žmoguje, tai, ką jisai tau parodo, nėra tai, kad atsigręžk ir pasižiūrėk, kas tame veidrodyje atsispindi. Nes po to vis tiek aš susirasiu galbūt žmonės, darbe ar dar kažkur, tai aš gausiu tas energijas ir tas situacijas iš kitur išgyventi. Ir tada man atrodo, kad visas pasaulis prieš mane atsisuko. Tai gal geriau išdirbti iki galo šituose santykiuose. Čia darbas yra ne su kažko, darbas yra su savimi. Tik tais, neateisi žmogų, nepasakysi, kad čia man tas anas nepatinka. Ne, aš analizuoju, aš keičiu savyje tiek, kiek aš galiu keisti, bet labai reikia žiūrėti dieviškosius dėsnius šitoje vietoje. Tai turi būti pagal visatos energijų tėkmės, tas dėsniai ir principais, taip, paremta. Tu negali ir savęs nuvertinti, tu negali ir savęs sužeminti šitoj situacijai, jeigu tai neatitinka dieviškumo, jeigu aš visiškai paminu ir nusižeminu ir šokinėju pagal tai žmogų, tik dėl to, kad šventos ramybės ir neturiu jėgos pasakyti savo tiesos, deklaruoti, daryti tai, kas galbūt man atrodo yra teisinga ir priimtina, tai čia vienareikšmiškai žmogus yra duotas gyvenime tam, kad aš įgyčiau jėgos, kad pasakyčiau ir pradėčiau veikti savo gyvenime taip, kaip man atrodo, o tada gali įvykti stebuklas, tada žmogus šalia tavęs gali pasikeisti. Ir kai pasikeičia labai dažnai žmonės ir iš viso šalia esantys žmonės parodo, koks iš tikrųjų aš esu dvasingas. Taip kad santykiai yra labai svarbu, bet tik žmogus pats gali apspręsti, kiek jis turi tam jėgos, kiek jis turi tam žinių, o jeigu aš pasistatysiu savo tikslą atpažinti tai, kas vyksta, tai visada į erdvę bus pasiųsta pagalba ar informacijos, ar žmogus, ar dar kas nors. Taip, čia iš tikrųjų ta santykių tema, tai galėtų būti tikriausiai visa ta valanda, nes tai yra be galo platu, be galo individualu, kaip pradžiai minėjau. Ir iš tikrųjų, kai mes žiūrim
kiek buvo santuokų anksčiau sukurta, žinote, mūsų sąmonės kinta, kokie yra pamatai, kas vedė, aplamai kas yra santuoka, kas yra partnerystė, kai du žmonės eina kaip partneriai, susitarimas, kad ką mums duoda šitą santuoką, ką mums duoda šitą partnerystę. Ar aš būnu iš to, kaip tu Dalyte minėjai, kad kažkas ten sakė, kad reikia, kad yra kažkurie dalykai, kad ką aš privalau. Ne tai, ką aš privalau, tai tos vertybės, ką aš vertinu, ne? Kartais, ir kaip Jolanta minėjo, kad gali iš savo ego norėti pabėgti, nes jau tu galvoji, kad kažką pasiekiai, bet kartais tikrai būna ta atskirtis ir mūsų tas partneris tiesiog priima sprendimą palikti tame sąmonės lygmenyje ir jam nereikia pokyčio. Bet tau jau, jeigu tu visiškai negali, tai ir vėl tavo vidinis sprendimas, ką tu nori patirti, kalbėsi su partneriu, jeigu jisai kalbasi, kartais būna situacijų nesikalba, tai jo yra valia. Tai ir vėl, bet ką aš išgyvenu, kartais netgi pasakyti, kad man tai nepatinka ir priimti sprendimą, tai irgi ta gyvenimo pamoka, atsistoti savo aš ir sakyti, ne, mano gyvenimas, aš sprendžiu ir aš priimu kitokį sprendimą. Bet tikrai čia kiekvienas atvejis, ne tik šiuo atveju, kad va dabar tu turi išeiti, iš vis tu nieko neprivalai. Kaip aš noriu, ko aš noriu iš savo gyvenimo. Ne kito žmogaus ego pildau, ne kaip jisai norėtų, kaip aš norėčiau kurti savo gyvenimą, ką aš savo gyvenime noriu patirti. Ar aš suklysiu, vėl grįžtam prie to pačio, tiek darbas, tiek santykiai. Ar aš suklysiu? Nu, mes nežinom niekada, kur yra klaida, yra vėl patirtis, į kurią aš vėl nueisiu. Ir vėl išeinu į tą kažkokį santykį. Arba, kas sako, kad gali bėgti nuo to santykio. Aš turiu tokių pavyzdžių savo praktikoje, kai su viena, sakykime, moterim, kuri pas mane atėjo, buvo aiškiai matys, kad, nu, tas vyras tikrai nesikeis. Ir, nu, realiai skyrybos būtų jai naudingos, nes visa energetika yra išdraskyta. Bet jinai atrado savyje jėgų, jinai priėmė, sustiprino savo aš ir jinai daugelį metų dar su to vyru nugyveno. Galbūt kiek jau suprantu, kiek stebiu, galbūt tas santykis, nu, nebėra tas, bet jie kažkaip tai atranda tuos bendrus taškus, gyvendami kaip draugai, gyvendami dar kažkaip, tai yra žmogaus sprendimas. Ar tai yra gerai ar blogai ir vėl mes nežinom, kaip mes kursim, ką mes kuriam, tai ta pati kūryba. Ką aš noriu patirti, ką tame patiriu, ką aš išnešu. Ir vėl negalvoju apie tas, nemastau ne vien tik sužemina mano vibracijas ar ne, bet aš galvoju apie tai, kaip aš noriu gyventi. Jeigu man beprotiškai sunku, reikia labai daug pastangų, kai kiekvieną kartą pareina su negatyvumu ir išdrasko, ar dar kažko kartais reikia pasakyti gana. Tiesiog gana. Va šitoj vietoj yra gana. Tai yra mano sprendimas. Aš gaudau tave už žodžio, kad reikėtų padaryti laidą skirtą santykiam, nes taip iš tikrųjų yra labai daug. Ir viena tai yra labai daug aspektų ir per vieną atsakymą ir žmonės galima į mišrainę vėl tą pačią sumaišyti, iš kurios žirnelius paskui reikės rankioti, nes dar vienas aspektas yra tas, kad baigėsi kontraktai. Nu, konkrečiai baigėsi aukos budelio kontraktas, o kiek yra porų, kurios va, tokio kontrakto, tokios sutarties pagrindų gyvena. Tai, nu, va, išsiaiškinti, kokiai pozicijoje tu apskritai esi ir tada, nu, bet dar aš norėčiau iš patirties pasakyti, ar ne, ką aš suvokiu savo gyvenime, savo santykiuose su savo vyru, su savo vyrais, nes buvo ir viena ir dabar yra antra santuoka. Kai aš savo laiku suvokiau, kad mes nesame vienis, kaip ten sako, dalelės, kaip viena, turi puselės, taip. Ir kai aš supratau, kad aš nerandu to kažkas, kas viena, kad tai yra absoliučiai du skirtingi žmonės, du skirtingi pasauliai ir atėję su visiškai skirtingom patirtimi ir galimybėm ir užduotimis, aš pradėjau žiūrėti, kokia aš esu. Tada aš pradėjau žiūrėti, koks yra vyras ir kiek jam reikia laisvės, o kur jam reikia kažko to, kas yra man įdomu ir tai yra ne pagal jį. Ir aš supratau, kad mes privalome eiti kiekvienas savo skirtingų kelių, bet gyvenime reikia kurti vienodas patirtis. Mes turim turėti sueities ir susijungimo taškus. Kaip aš sakau savo šeimai, pinigai yra niekas. Mes už tos pinigus ką nusiperkam? Bendrą patirtį. Ir va čia iš karto įsijungia sielos planas. Ta mūsų bendra patirtis, jinai sukūrė tiek gėrio ir visame tame plus mes esame laisvi vienas nuo kito. Taip kad mano santykiai su mano vyru yra puikus, nuostabus. Aš nežinau, kas yra idealas, bet aš jaučiuosi turinti idealius santykius. Mane girdi, aš girdžiu, bet mes kūrėme visą tai iš savo atskirų sąmonių, su savo visiškai
nieko bendro neturėdami kartu. Aišku, turbūt pasakytų žmonės, kad yra kas riša, mes abudu ten dirbom teatre, aš jau dabar jau nebedirbu teatre ir vis tiek tie santykiai yra geri. Susijungimo taškus mes turime kurti patys, bet juos mes sugebėsime kurti tik tada, kada pirmiausia aš įtvirtinsiu save kaip asmenybę. Tai, kas man patinka, su savo idėjomis, su savo mintimis, kada man pradės patikti tokia, kokia aš esu, tai, ką aš darau, tik tada aš galėsiu duoti kažką kitam ir tuo labiau duoti šalia esančiam, o tada aš su malonumu ir susidomėjimu pamatysiu savo vyrą visiškai kitaip. Taip kad esam tikrai atskiri žmonės, kurie sudarė sąjungą, kuria visai kitokį pasaulį, bet nepamirškime tame savęs. Jo, čia labai svarbu, iš tikrųjų, Jolanta, apie būtent tie sąlyčio taškai, nesvarbu, kokie mes esam skirtingi, bet ir yra partnerystėje tie tam tikri sąlyčio taškai, kuriuos mes turim ir kurie mes, tai tiesiog leidžia mums kurti tam tikrą santykį, nes bazė pagrindo mūsų tam tikrų, kai kurie santuoką sukūrė iš vis, netyčia vaikas atėjo, netyčia kažkas nutiko, iš vis kai kurie sukūrė santykius, net nesuvokia, kodėl kūrė santykius. Aš pati žinau iš savo patirties, kai savo buvusioje santuokoje pirmoji, kai buvau jauna, aš nelabai iš vis suvokiau, kas ta santuoka yra. Aš galvoju, tiek to, žinai, jauna dar tuo momentu galvoju, nei graži, nei protinga, žinai, tuo momentu, tai kas mane ims, pirms pasitaikė, kuris nori, galvoju, tai bent jau mylės, žinai, gal jau kažkaip tai, ar aš myliu, ar man bus gerai, tuo momentu net minčių nebuvo, net negalvojau, galvoju, tai gal nors mane myli, tai sąmonė tokio lygmens te buvo ir kokie tie santykiai gali būti, kokia tie santuoka, tu supranti, kad tu bendrų sąlyčio taškų net neturi kažkurioje vietoje ir natūralu, kad ta santuoka, jinai atėjus laikui savaime, jinai tiesiog tapo visiškai absoliučiai kiekvien savo keliu nuėjom, bet su begalinė pagarba tam žmogui ir meilė jam ir savo gyvenimui. Galbūt man reikėjo tą patirtį irgi praeiti šiame gyvenime, žinai, bet tas sąmoningumas, žinai, kai mes esam brandesni, tai jau kūrėm vienokius santykius, kažkada kūrėm visai kitokius santykius ir nebijoti išeiti iš tų santykių, kurie jau iš tikrųjų nebekūrė. Kartais išėjimas iš tos kažkokios santokos ar iš kažkokių santykių, nebūtinai santoka, yra partnerystė tiesiog, du žmonės gyvena ir priimtas sprendimas pasakyti, kad aš išeinu, kartais sujudina to kito žmogaus augimą, jisai kažkaip tai kaip iš miego pasižadina. Mes irgi nežinom, kokį vaidmenį atliekam to kito žmogaus gyvenimą. Kol kitas gyvena komforto zonai, jisai irgi nedaro jokių pokyčių. O kartais tiesiog jau ateina laikas, kai tiesiog jauti, kad, jeigu tu niekaip visaip žiūri iš tos pusės ir iš tos pusės ir iš visos pusės pasižiūrė ir tau yra, tiesiog supranti, kad nieko nebėra. Tada darai sprendimą. Tiesiog sprendimą vienokį ir kitokį. Variantų buvo labai daug, aš jau savo variantų nebepasakosiu, nes iš tikrųjų mes visi per tai praėjom, aš tikiu, kad Kristina, kuri uždavė šitą klausimą, kažką tai savo atsirinks, o jeigu neatsirinks, paklaus dar kartą, nes arba jos nėra čia, jeigu čia esat, tai tiesiog galit papildyti ir patikslinti, jeigu mes kažko neatsakėm. O mes turbūt žygiuojam toliau ir kitas blokas klausimų yra apie būsenas. Būsenas, kurios atsirado būtent šio laikotarpiu, žmonės jas greičiausiai sieja su pokyčiais, kadangi jos stebina, jos kaip tai neramina ir tos būsenos yra įvairios, aš netgi siūlyčiau jums galbūt pasirinkti, apie kurią jūs norėtumėt pakalbėti. Viena yra, kada moteris rašo, kad aš visada mėgau būti viena, o dabar aš pradėjau jausti vienatvę, kur bebūčiau, atskirti, tarsi būčiau apribota ir man labai dėl to yra negera. Priduria, kad kalbu ne tik apie vyrus, bet apskritai žmonės, kolektyvas, šeima, atrodo, kad manęs nemato, negirdi ir nesupranta, help, kas čia darosi. Viena būsena ir kita būsena yra susijusi su jumis. Aš tiesiog manau, kad sudėsiu vieną ir atsakymas išeis bendras. Gal galite paaiškinti būseną, kai žiūriu į jūs, man atrodo, kad jūs visada pilnos jėgų ir energijos. Aš atvirkščiai, pastaruoju metu jėgų nėra, man nuolat kažkas skauda, pinigų nėra, klientai nemoka, pasakykit savo būdus, kaip būti galingoms ir energingoms. Aš taip pat darau praktikas, bet paskutiniu metu man niekas nebeveikia. Paskutiniu metu tai kiek įdomu?
Todėl kad galima įtarti, kad jeigu žmogus dirba ir su klientais, jeigu Pradžioj rašo, kad apie paskutinius 2 mėnesius. Nu tai dar sakyčiau normaliai, pas mane procesai vyksta 3 mėnuo, labai nenoriu, kad perskeltų 4 mėnesį, irgi banguojančiai visai kaip, tik tais, kad negaliu pasakyti, kad aš neturiu jėgų. Aš jėgų taip visada turiu, nors anksčiau, prieš kokius dar 3 metus atgal, tai aš būdavau lapas. Nu, mano donoras vis tik vyras yra, aš jeigu ir pagal matricą pasižiūrėjus, pagal numerologiją, ten aš neturiu tų dvejetukų, o mano vyras turi dvejetukų, tai mes papildom vienas kitą kitame. Tai aš turiu namuose, mane gyvenimas aprūpino tuo. Bet čia ne tik tais tame esmė, o ties 3 metus, kol aš labai intensyviai valiausi, aš irgi dirbdavau su klientais ir aš labai turėjau susižiūrėti klientus, todėl kad aš negalėdavau tokio srauto atlaikyti, nes visų pirma, nebuvau pripratusi prie tų energijų, o po to tos energijos keitėsi ir jos kiekvieną kartą jų srovė atsinaujina, keičiasi, persigrupuoja, tai ko aš nesuvokiu ir taip praleis yra sudėtinga, o dar ateinantis klientai su savo energijomis, su savo problemomis, kurias vis tik per mane irgi transformuoja, tai yra sunku taip pat. Vėlgi ateina gyvenime laikas, kada turi transformuotis ta įprasta veikla, kurią mes užsiimam, kad mes joje neužsisėdėtumėm. Taip čia gali ir atkristi tam tikri klientai. Arba tai gali rodyti, kad galbūt jūs neinate gilyn į save, galbūt arba einate gilyn į save įprastais senais būdais, bet neleidžia susiformuoti naujam kažkokiam, kurių protas nesuformuos, tai turi tiesiog įvykti, reikia priimti tuštumos erdvę, ar ne, kažkada tai gyvenime, kada ateina tuštumos pojūtis, lyg tai visi atsitraukia, nieko nebėra, tai yra pats geriausias laikas atsisukti į save ir pasižiūrėti, o kas tada dar? Kur čia aš? Kas su manim? O kas sekančiame etape? Ir susitaikyti su savimi ir atrasti kitokios išminties išraišką savo erdvėje. Dėl to, kad ta išmintis visą laiką teka, tik vieną išaugęs aš galiu atidaryti kitą klodą, kuris eina per mane ir kuris reikalingas kitiems yra. Svarbiausia yra nenusivilti savimi. Jeigu aš pradedu nusivilti savimi, jeigu man savivertė pradeda labai stipriai manyje užstrigti ir kliudyti ir aš pastringu šitoje emocijoje, tai ir reiškia, kad aš nepriimu tos naujos informacijos, aš nesusitaikau su savimi, su ta būsena, kurioje aš nepriimu tos rautų, kuris ateina į mane, nes aš pastrigusi dar tose senose emocijose, senose patirtyse. Kitas dalykas, kad galbūt iš tikrųjų aš neturiu ką duoti dabar tiem žmonėm, todėl jie atsitraukia. Gal jie atsitraukia todėl, kad aš turiu susiimti ir pradėti kažką tai naujo, o kas tas naujas, jeigu aš darau senasias įsikandusi praktikas, arba aš galbūt turiu į seną naujai pažvelgti, kaip naujai patirti, kas tai yra naujas patyrimas. Reikia, tarp kitko, tikrai geras būdas yra atsiskirti ir 1-2 paras nuo visko, nuo skaitimo, nuo klausimo, nuo informacijos ir taip toliau. Ir va tada aš suprasiu, koks ir ne namuose įprastose sąlygose, o kažkur išvažiuoti, visiškai tyloje. Galima ir su artimu žmogu tyloje pabūti, bet neįprastoje savo būsenoje, su neįprastais veiksmais tavo gyvenime. Taip kad tai irgi išgrynina patį žmogų. Aš galbūt čia atsakiau labiau turbūt į antrą klausimą. O energijos nutekėjimas, tai reiškia, kad nespėju su naujumu, neatkreipiu dėmesį, neįsileidžiu jo, nesugebu ląsteliniam lygmenyje įsileisti jo, to naujumo, tos energinės tėkmės. Ir čia šitoje vietoje gal nelabai yra patarimas, kaip tai įsileisti. Tai reikia tiesiog įsileisti, turi labai giliai plėsti sąmonę, reiškia, aš nevertinu, nelaukiu, kad neliktų jokių lūkesčių, lūkesčiai be galo stipriai uždeda. Jeigu aš noriu, kad eitų klientai, jeigu aš noriu, kad būtų energija, viskas tas mano. Noriu, visur noriu. Ir kiekvienas tas nori, kiekviena mano ląstelė uždaro.
Ne, aš priimu tai, kas yra. Ok, aš neturiu jėgos, aš pabūsiu tame neturėjime jėgos. Neina klientai, ne todėl, kad aš ten negabi, netalentinga, nieko nesugebu duoti, ne. O todėl, kad aš dabar toks mano etapas ir aš priimu tai. Aš myliu Dievą, tokia yra Dievo valia. Gerai, tai reiškia, kad Dievo valia kažką nori atnešti man į gyvenimą. O ką? Ateina laikas, kad nei vienas vedlys nepasakys ką. Aš turiu atpažinti, todėl kad tos vibracijos yra tik mano. Ir kiti gali gairias nusakyti, frazę pasakyti, kurie manyje pažadins visą tą reikalą, bet išbūti ir rasti tai galiu tik savyje. Mes pereinam į kitą savimi tikėjimo ir pasitikėjimo lygį, į kitą lygį komunikacijos su pačiu kūrėju ir su jo Dievo valia. Ir tai labai skirtingai reiškiasi kiekvieno žmogaus gyvenime. Aš pamiršau pirmą klausimą, leidžiu. Dar prie šito klausimo, Jolanta, tu iš tikrųjų labai išsamei tą antrąjį klausimą atsakei, bet tas iš tikrųjų variantas apie tai, kad skauda, ne kūnas skauda, tai ir noriu papildyti prie to, kad be abejo, neišvengiamai mūsų žemesnieji kūnai, jie sudėtingiausiai reaguoja, jiems yra sunkiausia išeiti tą pokytį. Greitis subtilioje erdvėje yra daug didesnis, bet materija, jinai sudėtingiau kinta. Taip kad kaip mūsų fizinis kūnas, mūsų emocinis, mentaliniai kūnai, jie iš tikrųjų truputėlį tas greitis yra kitoks. Ir natūraliai, kad tas virsmas vienaip ar kitaip vyksta. Nesvarbu, kiek tu praktikuoji, neišvengiamai virsmas vyksta su visa žmonija. Vieni pasiima tą virsmą, kiti bando jį kažkur uždaryti, nepastebėti, bet vis tiek tas virsmas vyksta. Ir mūsų kūnai, jie absoliučiai į tai reaguoja. Ir tas skausmas būna, ar mūsų kūnai neskauda, aš sakyčiau, man taip pat būna, kad skauda. Man taip pat ateina energijos, tai man taip pat reikia subalansuoti dalykus, kad būna, kad skauda, bet ateina tas lengvumas, kai aš priimu, yra faktas, kad dabar yra taip. Aš priimu tą skausmą ir tas skausmas nebėra kaip skausmas. Visai tiesiog kaip atgarsis, kažkur aidas gyvenime yra ir tiesiog tame buvime priėmime atsiranda. Taip, jeigu ir kažkokia situacija, ką man kalba, vat neliko kažko, galbūt taip, kaip ir Jolanta minėjo, yra transformacija, nežinai, kas kinta tavyje, gal išeikvoji labai tokius gyvybinius savo srautus, kad tau reikia tiesiog dabar pabūti ir tu tiesiog turi išbūti. Viskas į tam tikras situacijas reikia pasižiūrėti ne iš to savo žemiškos sąmonės, o tiesiog atsitraukti ir nukreipti dėmesį ne tai, ko aš noriu, ne tik kaip patį pagrindinį tašką, o pamatyti plačiau, pajausti plačiau. Aišku, tuo atveju ir vėl, kaip ir kiekvienu atveju, galim žiūrėti individualiai, kodėl būtent su tuo žmogum taip vyksta, tai jau dar kiti niuansai, bet bendrai apie tai kalbėti, kad tai yra tiesiog natūralūs dalykai ir kad vyksta ir su mumis tas pats. Tai mes atrodom, kad mes šypsomės ir visada yra gerai, taip mes stengiamės šypsotis, bet kad gyvenims visokių spalvų mūsų turi, tai aišku, kad turi visokių spalvų. Tik mano pasirinkimas, ar aš tą spalvą matau kaip tą, kuri mane vargina, ar aš turiu tiesiog spalvą, kuri, jinai yra mano gyvenime. Dar norėčiau patarimą galbūt tam žmogui duoti, ar ne? Sakot, klientai, tai reiškia, klientai už tai mes įmam kažkokius tai energetinius mainus, ar ne, kad visas tas būtų srautas. Jeigu jie dabar yra atitolę, mums vis tiek, kad neprarasti įgūdžių, reikėtų tą energiją, informaciją einančią per mus, kad jinai atsinaujintų, atiduoti. Tai šiuo atveju aš galėčiau dalinti, nes aš iš tikrųjų savo gyvenime turiu be galo daug žmonių, iš kurių neimu aš atlygio. Tai yra mano giminė, artimieji, mano artima aplinka, draugai, bet aš iš to gaunu be galo daug patirties. Ir aš atiduodama tai, imkim, nemokamai ar barteriniais mainais, aš atiduodu tą energiją, kuri per mane eina ir jinai pas mane atsinaujina. Taip kad šiuo atveju nesiūlykite, bet net nereikia siūlyti savęs kaip į pagalbą ar kažką, tai, bet bendraujant iškart galim pasakyti, aš tau galiu, leisk man dabar tau padėti informaciją, savo energiją, viskuom. Ir taip jūs po truputėlį atrasit kažką naujo savyje ir vėl tas rautas įsivažiuos iš naujo. Savo aplinkoje, artimoje aplinkoje mes visada turim kada atiduoti ir ką atiduoti. Na, galų gale yra savanorystės dalykai ir to niekas neatšaukia. Tai yra, kad išbandyti tiesiog kartais būna, kad energijos trūksta ne todėl, kad jos nėra, o todėl, kad jos per daug. Ir čia reikia prisiminti tai, kad tai, ką mes darome bendram labui, kitų labui, tai visada yra labai didelė pagalba.
tiesiog maži dalykai iššluoti laiptinę, kad kitiem, kad ir kaimynam būtų švaru, yra irgi labai didelis savanorystės ženklas, kuris tą energiją prajudina. Nu, tiesiog taip yra, kur nereikia ieškoti kažkokių tai labai aukštų prasmių, bet surinktos nuorūkos jos yra toks, nu, stimulas geram energijos pratekėjimui. Ir galime tai praktiškai tiesiog patys pabandyti ir pamatyti, kad tai tikrai veikia. Jo, pabandyti tai galima iš karto dabar po laidos nueiti ir ką nors surinkti. Kadangi aš tai dariau, tai tiesiog sakau, kad tai veikia ir nu, super labai gerai. Kągi, mes atrodo jau artėjam labai smarkiai į pabaigą ir aš norėčiau atiduoti duoklę tiem žmonėm, kurie labai neseniai prie mūsų prisijungia. Aš jaučiu tai iš klausimų ir be galo džiaugiuosi, kad jūs ateinat ir kad jūs tos klausimus užduodat. Tai tie klausimai gali mums jau atrodyti, na, naivus galbūt tam, ką mes kalbėjom, tarsi jau nuskambėjo atsakymas. Ir iš vis įdomumas tame, kad galima vienu žodžiu atsakyti į visus klausimus. Tiesiog tikėk. Iš tikrųjų, jeigu tikėjimas būtų stiprus, tie klausimai apskritai nekiltų ir nebebūtų apie ką kalbėti. Bet vat, nauji žmonės ateina ir jiem kyla klausimų apie tą kelio pradžią. Aš tiesiog norėčiau juos vėlgi sudėti į tokį nedidelį bloką ir suprantu, kad tai yra žmogui svarbu. Žmogus klausia, kai man reikia pagalbos, vat, ir į ką man kreiptis, ar į mano giminės žmonės, vat, į giminės medį, aš taip suprantu, ar į angelų sargus, ar į visatą, ar į Dievą, kieno man prašyti pagalbos, ženklo, patarimo. Tai, kas man iš karto ateina mano vidus, į ką aš kreipiausi nežinodama. Tai visų pirma, man reikėjo patikėti mano angelų sargu, tada aš jį kreipiausi, man padėjo, bet kažkodėl ryšį su savo aukščiausiuoju aš visada jaučiau. Aš jaučiau ir žinojau tą savo daugiamatę būtybę, aš tikėjau, kad mes esam daug galingesnės būtybės, tai aš kreipdavosi savo aukščiausią kūrėją, nes į savo aukščiausią sąmonę, todėl kad aš šventai žinojau, kad mes visi esam dievai ir kūrėjai. Ta informacija pas mane buvo nuo pat vaikystės, bet taip man jie vibravo ir aš turėjau pasitikėjimą. Ir žinau, kad kūrėjas dirba per visus kitus, ir per mano aukščiausią sąmonę, ir per angelų sargus, ir kas ten dar mūsų erdvėje yra. Taip, kad galima kreiptis į savo aukščiausią sąmonę, galima kreiptis į kūrėją, kuris vis tiek dirbs per mano aukščiausią sąmonę ir per tos angelus, kurie yra šalia. Dar yra kitas etapas pasidomėti pakylėtaisiais valdovais, kurie labai stipriai veikia, materialiai netgi veikia mūsų žemajame lygmenyje. Kiekvienas mes turim kažkurio mokytojo valdovo spindulį, užsidegė jo ir tas mokytojas mus kuruoja, veda, kartais visą gyvenimą, kartais tam tikrą etapą ir galima tada kreiptis į mokytoją, kuris man šiuo metu yra artimiausias. Tiesiog niekas tau nieko neturi pasakyti, bet paskaitom Violetos laiškus, vieną kitą, Violeta Petraitienė savęs ir visatos pažinimo link ir labai mes suvoksim, kurio vibracija, kurio mokytoja man yra artimiausia, kurio idėjos, energija ir taip toliau ir tada viskas, tai yra mano mokytojas, aš to tikiu, aš prašau jo pagalbos ir jis man padeda, veda mano gyvenimo keliu. Ir tiek mano aukščiausioji sąmonė, tiek angelai, sargai, imkim, tiek mokytojas, jie ves visiškai skirtingai ir nebūtinai į vieną kažką įsikabinti. Mes leiskim savo daugiau ir tikėkim, kad tie daugiau gali visi man padėti vienu metu. Vienas ves, imkim, mano tikslingumo link, angelas sargas kaip pagalbininkas čia pat, kad padėtų man atrasti kelią, kad apsaugotų mane ir taip toliau. Mokytojas man gerų idėjų pamėtėt, atvesti į mano gyvenimą kažką, kas turi vykti mano gyvenime ir taip toliau. Žinot, taip noris pasakyti, kai yra tas tik pradžioje žmogus, kai jisai nežino, nesuvokia, neturi dar žinių, iš kur nei apie mokytojus, nei apie archangelus, nei apie jų veiklą, tai be abejo tas kreipimasis į kūrėją, jis per savo aukščiausią sąmonę, tai yra vienas pagrindinių dalykų, bet žinoti, kai ateina laikas pasidomėti,
kartais, žinai, kaip sakai, vat, dažnai mėgstu sakyti, kuriejas, kaip, vat, sakykime, mane ofise, tai yra tas pagrindinis, kuris jau direktorius, bet yra tie skyriai, poskyriai, kurie jie gali labai kryptingai, tu gali tiesiogiai kreiptis, taip kaip visi tiek arhangelų pasaulis, mokytojų pasaulis, tai dėsnių pasaulis, kai tu žinai konkrečiai, jeigu tau kažkokia situacija, kur tu kryptingai gali nukreipti tą savo prašymą, ne pagalbos, tai vat iš ten tikslingai gali gauti ir tą pačią pagalbą ir atsakymą. Bet čia irgi turėtų būti, galbūt mes kada nors galim kažkokiam temam pakalbėti apie tam tikrus spindulius, apie mokytojus. Kiekvienas tikrai savo srityje, ne, yra vienos sąmonės veikia vienose lygmenyse, kitos sąmonės kitose. Ir tai yra, kai su laiku ateina to žinios suvokimas, mes pradedam įgyti ir aktyvuoti daugiau įrankių, kai mes galim naudoti tai savo gyvenime. Tai ir vienas tų dalykų, bet prie viso to, mergaitės, mes pamiršom mūsų prieš tai buvusio klausimo pirmąją dalį ir mes labai atsiprašom tos mergaitės, kad mes neatsakėm, bet tai iš tikrųjų aš klausiausi tą temą, kai jinai sako, kad jaučia atskirtį, tai yra, ką galima tiesiog pajausti tik tuo momentu, kad atskirtis pirmiausia yra ne žmonėse, o jos vidinėje erdvėje ir čia jau reikia žiūrėti, kodėl jinai jaučia atskirtį. Ir čia reikia jau bendrauti, klausti, vesti ją už rankos į jos būseną, kad jinai suvoktų, kodėl aš atriboju. Kažkur tai pasąmoningai, ne, čia galbūt nesąmoningai, bet jeigu nuo vaikystės visada jautei, kad galbūt viena yra geriau, kodėl tau viena yra geriau, kodėl norėti žmonės, bet vis tiek jauti atskirti. Ir čia vidinė erdvė pasižiūrėti, kas, ar baimė, ar nepriėmimas pačios savęs, nes labai daug niuansų. Aš susiduriu su tokiais klausimais ir vakar kaip tik turėjau moterį, kuri, jinai sako, tiesiog žmonės jaučiu, kad į mane truputėlį kitaip žiūri ir pati bandau įeiti, bet vis kažkur nejaučiu. Ir mes vakar tiesiog suvokiam, kad viena jos dalis tiesiog labai atitolus nuo jos. Jinai grįžo, įėjo ir tas jausmas visai buvo kitoks. Bet čia, sakau, tikrai labai individualus toks klausimas, jeigu kalbėt apie tą būseną. Galbūt mes dar pagvildensim ją. Bet nors minimaliai aš užsirašau, ką jūs pažadėjot, aš užsirašau. Ir žmogus dar kalbėjo apie tai, kad jos negirdi, ar ne, nesupranta, ką sakau, viską išverčia kažkaip tai kitaip. Tai va čia reikėtų pasižiūrėti, ar man būtina sakyti kažką tai žmogui, ar ne, kiek reikia to sakyti žmogui. Vėlgi, mes pradedam vibruoti skirtinguose lygmenyse, ir tada žmogus mane pradeda nebesuvokti. Tai čia labai vėlgi reikia atsisukti į save. Ką aš noriu pasakyti? Kiek aš tame įdedu dieviškosios tiesos? Kam man tai reikia sakyti tam žmogui? Kaip aš galiu parinkti žodžius, kad išreikšti tai, ką aš norėčiau pasakyti? Čia labai geras etapas mokintis girdėti save, mokintis girdėti savo sielą ir rinkti žodžius pagal vibracijas, ką aš noriu pasakyti. Čia etapas, kada ypatingai žmogui reikia atsisukti save, todėl kad buvo etapas, kada vaikas manęs negirdėdavo, aš užrašydavau jam, bet tada man labai aiškiai leido suvokti, kad abudu vaikai jie negirdi tai, ką aš sakau, jie girdi taip, kaip jiems patogu išgirsti mane, bet problema yra manyje. Man reikia sutraukti, man reikia išgryninti mintį ir sutraukti, sumažinti žodžių gausumą, norint kažką pasakyti, o gal kartais net nesakyti viso to. Todėl, kad jie vis tik girdi ne mano žodžius, jie girdi mano energiją, mano poelgius, visą tai, ką aš paveikiu, padarau, mes einam su energija, su jausmu. O žodis lieka paskutiniu metu ir toliau, kur mes eisime į kitas dimensijas, antrinis variantas žodis lieka. Pirma eina energija į priekį. Tai reiškia... Būtent, Jolanta, atsiprašau, kad pertraukiau, einam su jausmu. Šito klausimu, kai aš klausiausi šito klausimu, esminis dalykas yra pojūtis ir tai, kaip aš save jaučiu. Aš save jaučiu, kad aš atsiriboju, ne? Aš jaučiu, kad nepritampu, bet kai aš pradedu priimti pati save, nebevertinti savęs, visiškai absoliučiai, kaip aš ten elgiuosi, kaip aš kalbu, kaip yra, aš tiesiog leidžiu patirti savo, aš pirmiausia per tai, kad aš nebegalvoju, ar aš gera, ar aš bloga, kiek aš pasiekiau, mažai, daug, ar mane mylės, ar mane nemylės, aš tiesiog leidžiu savo jausti, kaip aš priimu pati save. Pati save, man tiesiog yra taip, kaip aš dabar save jaučiau ir su tuo jausmu einu, priėmė mane.
gerai, nepriėmė, nu ką dabar padarysi, bet svarbiausia, kad aš save priimčiau. Ir kai mes save priimam, iš tikrųjų, matai, kad tikrai totaliai viskas pradeda keistis. Iš tikrųjų, sienos yra mūsų vidinėje erdvėje. Viskas pirmiausia kinta mumise ir aplinka. Tai čia ta taisyklė dėsnis, kuris yra nekintantis. Kai mumise viskas kinta, kinta ir aplinkoje, nes atsispindi tai, kas mumise vyksta. Čia mes galim net apibendrinti visą tą mūsų pokalbį, kai mumise vyksta pokytis, mūsų vidiniuose pojūčiuose, mūsų sąmonėse, mūsų mintise vyksta pokytis, tai pradeda pasireikšti absoliučiai ir mūsų gyvenime. O tai jau etapas, kaip mes praeisim, kaip išgryninsim, tuos sluoksnius, tuos stalčiukus persidėliosim. Tai nėra taip paprasta pereiti per tą psichikos kelią, tai yra kelionė. Mums norisi va taip, vienu žingsniu, kai sako, oi, žinai, aš 2 metus tiek jau dirbu, tiek dirbu ir neturiu rezultatų, sakau, nu, ką padarysiu, aš 15 metų einu. Jei pasakyčiau, kad viską pasiekiau, nu, būtų labai juokinga. Aš tik žinau, kad perėjau etapą nuo to taško iki to etapo. Tai mane išlaisvino, tai davė daug įrankių, aš labai džiaugiuosi, bet oi, kaip vaikeli, dar yra koks kelio galas keliauti. Net nežinau, koks galas. Aš tiesiog net neinu į kažkokį tikslą. Aš tiesiog einu. Ir aš nežinau, į ką tai nuves, kokios patirtis bus, ką aš ir linkėčiau mūsų klausytojams. Ir aš atkreipiu dėmesį, dabar aš tiesiog esu toje srovėje, jau pakankamai ilgai, pasitikėjimas kūrėju. Jis geriau žino, ką atvesti į mano gyvenimą, kokią veiklą man duoti, kiek jos duoti man, kokį srautą gausos man paleisti, ar jį biškit primažinti šitą gausą, tam, kad aš į kažką tai atkreipčiau dėmesio. Viskas vyksta taip, kaip turi būti. Nebūna mūsų gyvenime, kad įvyktų kažkas, ko neturi būti, ko aš nesusikūriau, arba dar kažkaip tai. Tas srovė žino daug geriau už mus ir priimkime tai. Aš rodau ženklus, aš mokysiuos diriguoti, nes taip buvom sugalvoję, kad valandą aš suprantu, kad netelpa, kad gyvenam mes tikrai ne chronos, o kairos laiku, tai yra viskas yra kitaip, be galo džiaugiuosi šituo susitikimu, be galo džiaugiuosi todėl, kad aš matau atsiliepimus, kur mums rašo, aš jūs myliu, tiek daug suvokimų. Va, ir aš jūs myliu, ir mes jūs mylim. Ir iš tikrųjų tas ryšys, gyvas ryšys, jisai yra nuostabus. Ir aš dar norėčiau pridėti prie to klausimo, į ką kreiptis savo pasidalinimą, kad o ką jūs šaukėtės, kai jums kažkas nutinka? O Dieve, Jėzau Marija, tai jūs ir kreipiatės dėl Dievo meilės, tai nėra tušti žodžiai. Tai yra pats tikrasis nuoširdus kreipimasis, ką pašaukėt, tas ir atėjo. Ir dar 55 iš paskos. Tiesiog patikėti, kad jie yra, jų ir šaukti realiai nelabai reikia. Kitas dalykas, ir žemėje, va čia jūs turite palaikymą. Jūs turite 3 blondinės, 3 moteris, skirtingo ūgio, skirtingo svorio, panašaus amžiaus, kurios visada yra linkusios jums padėti, jos turi 3 erdves Facebook'e, kurias jūs visada galite ateiti. Jeigu jūs atėjote čia pirmą kartą ir netyčia, tai net netyčia, patikėkit manim, jūs jau vedat. Jūs jau vedat tas, kurį dar galbūt jūs nežinote, kaip pakviesti mus visus, ir saugo, ir veda, ir surenka, ir padeda pasišnekėti, ir tebūnie taip ir toliau. Ačiū labai visiems už bendrystę, ačiū labai už šitą nuostabią valandą, šitam nuostabiam laike, tegu visa būna kuo geriausiu būdu mums visiems. Ir vat, šiandien aš irgi tiesiog sakyčiau tikėjimu ir pasitikėjimu, nes tai atsakymas į visus klausimus. Ačiū labai. Aš dar Dalyte tiesiog, jeigu minutę vieną prie to viso, kadangi kaip pradžioje mūsų pokalbio kalbėjom apie naujus projektus, tuos labai noriu tiesiog pakviesti tuos klausytojus į atvirą Facebooko grupę. Tai yra Baltojo lotoso šamas, kuris gimė ne taip senai, kuris jau ilgą laiką buvo brandintas, tuos pasaulius kvietė įmaterinti šitą erdvę ir aš tikrai noriu visus ten pakviesti, prisijungti ir šį šeštadienį, jau šį šeštadienį 10 valandą ryte kviečiu į gyvą susitikimą, pokalbį ir meditaciją, taip kaip mus ves, kas norės prisijungti, tiesiog atvirai kviečia subtilus pasaulis. Aš pažadu sudėti nuorodas, kur galima rasti
mūsų visas 3 kartu ir po vieną. Ir visas nuorodos bus, taip kad nepaklysit. Ženklai ir nuorodos yra visada šalia. O mes sakom ačiū ir iki sekančio susitikimo. Ačiū ir sudie. Ačiū ir iki.